Sveiki visi, labai malonu Jūs matyti. Mes šiandien turime labai gražų vakarą, kurio metu mes pasikalbėsime apie holistinės moters kursą. Aš tikiuosi, jūs jau pasiskaitėte apie šitą kursą, matėte ir informacijos, matėte ir lektorių pranešimus, tikiuosi. O jeigu ne, tai ne bėda, nes mes šiandien turim nuostabius penkis, nes aš šiandien tokia tarp lektoriaus ir pranešėjos gaunu, tai taip kažkaip save užskaičiau labiau už komunikuotoją. Tai vat, turime penkis lektorius, kurie pasidalinsime, kas laukia jūsų šiame kurse. Ir prieš pradedant mūsų gražią kelionę į šitą pavasarišką kursą, tai labai trumpai noriu Jums papasakoti labai pamiltą savo vieną istoriją apie ąsotį. Ji šiandien labai tinka šioje mūsų temoje. Ir istorija yra tokia. Kai Dievas kūrė pasaulį, jis pasiėmęs ąsotį, kad jam būtų patogiau, norėjo visiems lygiai visko padalinti. Jis po lygiai visiems dalino laimę, meilę, džiaugsmą ir kitus jausmus, kad visiems būtų vienodai. Staiga ąsotis pagalvojo, kaip būtų faina, jeigu ir aš, taip pat kaip ir Dievas, tą patį dalinčiau atskirai nuo jo. Ir jis šitą mintį pasiūlė pačiam Dievui ir tarė, klausyk, jeigu mes du dalintumėm viską visiems, tai padarytumėm šitą darbą daug greičiau, juk aš jau viską moku, iš tavęs viską išmokau. Dievas pagalvojo ir tarė, žinai, sako, labai gera mintis, bet supranti, kur yra problema. Tu esi ąsotis, bet tu nesi meilė, kurią aš į tave įpilu. Tu esi ąsotis, tu ją dalini, bet tu taip pat nesi džiaugsmas, kurį aš įpilu į tave, kad tu galėtum jį perduoti žmonėms. Bet, žinai ką, ąsoti, šitą problemą galima labai greitai išspręsti. Žiūrėk, ir Dievas spraktelėjo pirštais ir ąsotis pažiūrėjo į milijardus mažulyčių dalelyčių. Ir visam šitam dalelyčių debesiui Dievas tarė, mielas ąsoti, tu dabar esi tame dalelyčių debesyje. Ir kai tu išmoksi save pamilti, priimti, savimi džiaugtis, kiekvieną savo dalelytę, ar ji būtų iš dugno, ar ji būtų iš išorės, ar ji būtų iš ąselės, ar ji būtų iš vidaus, iš kurios vietos ji bebūtų, kai tu išmoksi kiekvieną tą dalelytę mylėti, džiaugtis ir priimti, tada tu viską žinosi, kas yra meilė, džiaugsmas, laimė ir kiti jausmai, ir tu galėsi tuos jausmus dalinti visiems žmonėms kaip ir aš. O dabar, sako, skrisk ir išmok mylėti kiekvieną savo dalelę. Va taip ir vyko. Ir mes visi čia sėdintys ir esame tos mažos dalelytės, kurioms labai svarbu išmokti save pamilti. Ir kiekvieną savyje turime vis kitokių savybių, vis kitokių žinių, vis kitokį indėlį turime savyje, kuriuo galime dalintis. Tai šitas kursas yra labai nuostabi pavasariška kelionė į save. Ir į tą kelionę kviečiame taip pat ir jūs. Ir tada pradedame mūsų kurso apžvalgą. Ir šitas kursas yra jau ne pirmus metus einantis. Tai yra 3 metai, kai vyksta holistinės moters kursas. Ir kuo yra ypatingi šie metai? Šie metai yra ypatingi tuo, kad mes didelį dėmesį šio kurso jėgai skiriame žmonėms, kurie tik pradeda eiti holistiniu keliu, kurie tik tai pradeda ieškoti savęs, užduoti savo klausimus, ką aš veikiu, kas aš esu, kaip galiu geriau, sveikiau, džiaugsmingiau gyventi, turėti geresnius santykius. Ir mes būtent į šitą kursą pakvietėme labai įvairius lektorius, kurie iš įvairių sričių, aš sakyčiau, netgi kai žiūrėjau kurso temą, nuo pat žemės iki dangaus, iki kalnų, iki mineralų, iki astrologijos, iki santykių, net meilės alchemijos tema bus, padės mums pažinti save ir tą kiekvieną dalelytę nuskilusią nuo mūsų, kad vėl susijungtumėm į visumą ir sužydėtumėm kaip moteris pavasariškai. Tai va, kviečiu mus visas susipažinti dar artimiau ir jau noriu pakalbinti lektorius, kurie bus mūsų kurse. Tai pirmiausia, noriu pakalbinti Astą Keturakienę. Sveikos, sveika Ilona. Taip, Asta. Ir Asta, aš labai noriu pasidžiaugti, kad aš asmeniškai tave pažįstu, iš tikrųjų, kad mums yra
džiaugsmas, man yra džiaugsmas tekęs būti susitikti su tavim ir pajausti tavo šilumą, pajausti tavo šviesą, pajausti tavo begalinę meilę gyvenimui, išmintį pajausti. Wow, kaip man kartais iš tikrųjų praverčia tavo išmintis, kai mes pasikalbam, kai susiskambinam ir man didelis džiaugsmas yra visiems žmonėms pasakyti, kad jie galės šitą išmintį pajausti šitame kurse tiesiai iš tavo lūpų. Tai dar ką noriu pasakyti, kas yra Asta. Aš čia prisirašiau jos titulų daug, apie kiekvieną lektorių taip pat pasirašiau. Ir Asta yra gydytoja. Bet ne gydytoja pagal popieriuką, gydytoja iš pašaukimo. Tiek, kiek tave pažįstu. Tai yra sveikatos saugotoja, ajurvedų masažų meistrė, sveikos mitybos specialistė. Ir turi beveik 5000 Facebook'e draugų ir sekėjų. Ir ne veltui jie turbūt pas tave atėjo. Ir kai buvo tavo prisistatymas, ištraukoje tu pasakėjai, ką išmoksi ant pečių nenešiosi. Ir Asta, kaip niekas kitas, labai gerai žino, kaip suderinti išorinį grožį ir vidinį grožį. Ir ji turi tą mygtuką, žino, kur jis yra ir gali mums padėti atrasti tą vidinio grožio mygtuką. Tai Asta, labai noriu tau užduoti klausimą, būtent apie tai, kaip surasti savyje tą vidinio grožio mygtuką, kuris padeda mums energizuoti ir gražinti save iš vidaus. Ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Pasidalink. Ilona, tu taip gražiai mane pristatėjai, aš vos neužsiliuliavusi dabar žodžiu. Sunkiai surandu savį, bet iš tikrųjų aš iš tavęs labai gaunu daug optimizmo ir tokio kryptingo veiklumo. Tu žinai, tu ari savo vagą ir su džiugesiu taip, su visada puikia nuotaika, tai ačiū už tai. Ir mes iš tikrųjų mes visos esam gražios, nėra negražaus žmogaus, yra kažkuo, tik tai kažkuo. Ir tie grožio etalonai, kurie mums primesti, tai nereiškia, kad jie yra teisingi. Ir grožis, pirmiausia, vidinis yra mumise visose instaliuotas. Ir Dievas nepadarė broko ties kiekviena iš mūsų. Ir tik tai mes galbūt nesugebam matyti kartais to grožio pajusti, galbūt mes vertinam kitaip grožį, mes ieškom jo dažnai išorė, kaip minėjau, bet išorė yra mūsų vidinio gyvenimo pasiekmė ir tiek odos kokybė ir plaukai, jeigu mes vertintume tais standartiniais kanonais. O šiaip mums moterims labai svarbu bendravimas ir mes kuriam santykį nuolat ir su savim, su Dievu, su aplinkiniais, su vaikais, su vyrais, su tėvais, su bet kuo, su draugais ir kokias mes įeinam į tą santykį, tai mes tokį santykį ir turim, kaip mes įpratę matyti. Ir mano proto akiniai labai buvo apmusyje kažkada. Ir dabar nereiškia, kad aš kažkokia tai dvasinis elito atstovės. Yra dar ką daryti, bet noriu pasakyti, kad mano pačios santykis pasikeitė tada, kada su savim pasikeitė, o tam reikia žinių. Tai aš šitame kurse matau puikų tokių žinių šaltinį įvairų. Dėkui tau labai, labai Asta, už tavo dar vieną labai gražų išreiškimą, kurį šiandien išgirdau, išminties akiniai apmusyje. Kaip ten taip gražiai pasakei, jo, būna, pasitaiko visiems po tokių minučių. Tada ryškumo nėra spalvų. Atrodo, kad priesti, kas tu Lietuvoje gali gyventi, kas šiais laikais yra čia ko džiaugtis. Visada yra ko džiaugtis. Kiekviena situacija. Tai tik reikia norėti ir mokėti. Nusivalyti tuos akinius apmusijusius, ar ne? Labai gerai. Ačiū tau labai. Ačiū. Ir dabar labai noriu pašnekinti Indrę Mariją. Indrė Marija, aš šiandien irgi su kokiu malonumu pasižiūrėjau jos prisistatymą. Jeigu kas nors dar nežiūrėjote holistiniai moteriai, tai būtinai pasižiūrėkite. Šviesus, saulėtas, spinduliuojantis, taip kaip ir jį pati, pažiūrėkite ją. Ir trumpai pristatysiu Indrę Mariją. Ji yra jogos ir meditacijos mokymų instruktorė, kvėpavimo technikų ir kitų unikalių sričių žinovė. Ir man labai iš tikrųjų patiko, kad ji yra ne tik žinovė, bet dabar sužinojau ir pasakojau, ji jau 12 metų yra šiame kelyje.
kuris buitišką gyvenimą moterims padeda paversti sakraliu. Kaip man patiko šitas sakinys, Indrė, nu, tikrai labai labai iš tavo lūpų dabar noriu išgirsti, va, būtent kuo tavo nuomonė šitas kursas, kaip praturtins moteris, kurios tik pradeda savo dvasinę kelionę. Nes tavo tema labai unikali, tai yra dvasinės moters augimas, malda, meditacija, sielos nušvitimas. Pasidalink, Indrė, tomis mintimis, kuo praturtės moteris toje kelionėje. Manau, kad šitam kurse tai tikrai kiekviena lektorė ir lektorius, turim ir vyrą, praturtins kažkuom, nes temos tai tikrai wow, tokios unikalios ir kas svarbiausia, tokios gražios, tokios reikalingos, gilios. Aš pati kaip skaičiau programą, tai čia galvoju, nu tikrai net kaip jūs pabrėžėt, kad čia kelio pradžiai, čia kelio viduriui ir kelio pabaigai. Visos tos temos tinka, nes būna kartais, kad ir pametam, net mes pačios, kurios praktikuojam daug metų ir savęs pažinimą ir saviugdą, vis tiek, bent jau aš pati, pavyzdžiui, dalyvauju kursuose, kur atrodo, aš pati dėstau tas temas, aš vis tiek sudalyvauju tokiuose kursuose, nes būna tiek kažkokių šviežių dalykų įdeda į galvą. Tai va, tai aš tai tikrai siūlyčiau visoms prisijungti moterims, o toms, kas bus, kaip sakot, gal kažkurios temos tikrai naujos, tai praturtins labai labai įvairiai kiekviena iš mūsų, kiekvienas iš mūsų. Ir kažkaip mąsčiau aš apie kursą ir galvojau, kad ta jūsų kaip kursas holistinė moteris, tai jinai realiai, ko mes norim, gal taip nuskambės labai paprastai, bet norim tos laimingos moters sociume ir tas yra be galo svarbu, nes daug moterų yra pavargusios, pametusios save, tikrai aš kaip pati daug su moterimis dirbu, tai ir savęs ieško, ir to savęs pažinimo žinių trūksta, ir sveikatos klausimais daug informacijos trūksta, ir realiai viskas iš tikrųjų eina apie laimę, o ta laiminga moteris, jinai reikalinga ne tik, kad šeimoje, na štai mano ten vaikai bus laimingesni, antra pusė laimingesnė, ten gal su draugais geriau sutarsiu, bet realiai sociumui reikalinga laiminga moteris, pasauliui reikalinga. Tai aš kažkaip tai pagalvojau, kad šitas kursas, jisai turi pakeltas moteris apskritai tokį aukštesnį būvį, kad mes galėtume sociume realizuotis, nešti tą šviesą, nes turbūt visi žino, ką reiškia nelaiminga moteris namuose, ar ne, kaip visos šeimos kokybė realiai krenta, ir tada ir darbe krenta kokybė, ir visame kame, ir su draugais, ir kiek moteris, kai jinai laiminga, pasikrovus, ir tos informacijos iš tikrųjų, kad mes būtume laimingos, reikia daug, palyginus ir apie sveikatą išmanyti, ko mūsų mokykloje visiškai neišmoko, savęs pažinimo klausimų, ten, kad ir mineralai, astrologija, ir kaip pasakėt, ir santykiai, visa tai taip reikalinga be galo, ir mes labai dažnai patiriam tą nelaimingumą dėl žinių trūkumo. Tai va, tai tas žinių susidėjimas į save, jis iš tikrųjų atneša daug laimės, ir ta laiminga moteris, jinai tas tokias kaip būna per kokį čia filmuką, galvoju, Vasilisa, kur tas meta savo tos audeklus gražius iš šonus, ir ta laimė va taip ir eina nuo moters laimingos, jinai gali visą pasaulį pasklisti ir labai daug grožio atnešti, kas tam, taip minėjau, grožis, tas vidinis grožis, tai iš tikrųjų ir ta laimė, ir jisai sklinda tolyn ir nelieka tik šeimoje. Tai va, tai manau, kad šitas kursas, jisai padės moteriams tikrai susirinkti, gal net pastebėti, kurių dalių man trūksta. Ir va, kad ta šviesa nusitęstų iš tikrųjų iki kosmoso, ne tik liktų šeimoje. Tai manau, kad šitas kursas tom padės moteriams. Ačiū tau labai, Indrė, žinok, ir labai labai pritariu tavo įžvalgoms, kad nėra blogo oro, yra namuose nelaiminga moteris. Nes jeigu moteris laiminga, tai ir lietus gražus tampa, ir viskas įgauna visai kitokią spindesį ir visai kitokias spalvas iš tikrųjų. Būtent taip. Kaip mums, kaip irgi minėjai, kaip tavo stilista, ne kaulus mėčioti, kaip ten kitas mėčia, nes iš tikrųjų, kai nežinai, kaip tą stebuklą sukurti, tai labai sunku iš tikrųjų judėti prieki. Tai ačiū tau labai, dar pakalbinsiu tikrai. Ir dabar, kaip tik mes šiandien jau Indrė įvedė į santykius, kad reikia mums tų santykių kuo geresnių.
Ir iš tikrųjų ne taip mes daug žinių turime apie tos santykius. Gerai, jeigu šeimoje, sakykime, nu, buvo daug pavyzdžio, kaip turėti sveikus santykius, kaip ir pasipykti, ir susitaikyti, ir kitus jausmus išgyventi. Gerai, jeigu draugų ratas labai didelis buvo, kur galėjome mokintis irgi visų tų jausmų ir bendravimo, o jeigu kažkokioje vietoje stringame, arba kažkokioje vietoje užsispaudimas yra, nu, tai po to labai buksuoja mūsų gyvenimas. Ir mes šitame kurse turime ekspertę Jurgitą Vidugirienę. Labai labai džiaugiuosi, Jurgita, šiandien tave matydama ir dar labai džiaugiuosi ir jau laukiu paskaitų, kiekvieno iš jūsų paskaitų laukiu. Ir Jurgita yra santykių kūrimo ekspertė. Vien jau tai daug ką pasako, kad jos stebėtojų yra Facebook puslapyje netgi 6,7 tūkstančio. Tai ne veltui žmonės stebi ir iš tikrųjų žmonės ieško atsakymų ir randa, nes kitu atveju jie negrįžtų. Tai santykiai yra iš tikrųjų labai unikali tema. Ir Jurgita kalbės apie tai, kaip susikurti gerus santykius su savim, su šeima, su kitais žmonėmis. Ir labai įdomu dar yra ir tai, kad jį kviečia ne į paskaitą, Jurgita kviečia, o kai žiūrėjau jos pristatymą, jį kviečia į dirbtuves. O kaip įdomiai skamba. Praktika, dirbtuvės, įdomus dalykai, Jurgitos patirtis. Ir dar labai užkabino jos prisistatymo pradžia, nes įtarė. Ar tu tikrai pažįsti savo partnerį? Iš karto klausimas ir iš karto ieškai atsakymo, ar čia tikrai pažįstu ar ne, o kur dar galiu nepažinti, atrodo. Tai, mielai Jurgita, klausimas tau, kaip holistinis požiūris padės kurso dalyviams sustiprinti savo santykius įvairiose srityse. Dieve, aš klausausi ir turiu į kiekvieną tavo sakinį turiu naują kalbą ir nežinau, nuo kurio aš čia pradėti. Nes jeigu atsakant į klausimą, kaip, labai paprastai, man atrodo, kad neįmanoma būti tik fantastiška moterimi savo pačiai. Jeigu jau tampi fantastiška moterimi savo pačiai, natūraliai tampi geresnė mama, geresnė draugė, fantastiškesnė partnerė, darbe tavimi džiaugiasi. Ir iš principo pasaulis pasidaro šiek tiek gražesnis aplink tave. Neįmanoma būti nuostabesniu žmogumi, nepakeičiant pasaulio aplinkui save ir nepakeičiant eterio, nepakeičiant erdvės. Tai manau, kad bet koks pokytis, ir jeigu tas pokytis yra pozityvus, jeigu tai yra moters pokytis, jis negali nepalikti savo pėdsako visuomenėje. Neįmanoma padaryti taip, kad besikeičianti, išmintingėjanti, įgaunanti daugiau patirties moteris nepaliktų stipresnių pėdsakų šiame pasaulyje. Ir kai klausausi jūsų, galvoju, kad mums, iš principo, šitai kartai mums teko tokia didelė atsakomybė prieš ateinančią kartą, kadangi mūsų tėvai, jie nebūtinai buvo mokyti mylėti ir mūsų tėvai nebūtinai buvo mokyti kurti santykį. Jie augino mus, žinodami, kad mums reikia pasirūpinti, kad reikia dirbti dar atkakliau, kad mums visko užtektų, kad mūsų gyvenimas būtų sotus ir patenkintas ir jie visiškai neturėjo laiko santykiai. Ir dabar mes, žmonės, kurie gyvena iš tikrųjų pertekliaus laike, kuomet visko yra pakankamai, mūsų darbas yra išmokyti save ir paskui tuos, kurie ateina paskui mus, mylėti, rūpintis, bendrauti taip, kad būtų gera būti šalia žmogaus, kad tylėti šalia žmogaus būtų lygiai taip pat malonu, kaip ir kalbėti. Arba dainuoti. Taip kaip išeina. Tai aš iš tikrųjų labai labai tikiu į santykį. Aš suprantu, kad yra nenutrūkstamas ilgas darbas kiekvieną dieną, kartais aš juokiuosi 25 valandas per parą. Bet kita vertus, nenoriu ir išgąsdinti moterų, kurios planuoja dalyvauti šitame kurse, nes man atrodo, kad žinant tam tikrus metodus arba tam tikrus praktinius dalykus, gyvenimas gali
toks paprastas, tokiais paprastais būdais svarbu atkreipti į tai dėmesį ir sąmoningai elgtis taip, kad šalia tavęs būtų gera būti. Oi, kaip fainai pasakė, iš tikrųjų tas yra labai labai svarbu. Jo. Ir mes labai tiksliai tu išvelgiai, kad mes iš tikrųjų esam perėję per 2 laikmečius. Ta karta, kuriai teko pereiti per 2 laikmečius. Vienas laikmetis buvo 20-ojo amžiaus, kada tyliau vėjo, žemiau žolės, ką kiti pasakys. Ir staiga mes išeidame 21 amžių. Myliu savo visus pirštukus, vaikai bučiuoja ir sako, kaip viskas jiems patinka jų kūne. Ir mums iššūkis yra, žiūrint į juos, mums perimti jų jau įgimtą meilę savo, o jiems iš mūsų pasimokyti va tos kantrybės, ką mes turim. Ir va tas iššūkis nesusipriešinti yra didžiulis. Ir čia santykių tema yra labai svarbi ją išmokti ir įgalinti savyje. Tai ačiū tau, Jurgita, labai 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 faina. Ir mes, nematau dabar šviečiančio ekraniuko, turime labai irgi vieną paslaptingą ir gilią asmenybę, tai yra vyriškis Žydrūnas Sadauskas, kuris taip pat holistiniai moteriai mums turės atskirą temą. Kas yra Žydrūnas? Aš manau, kad net pristatinėt nereikia, nes visi žinome Žydrūną ir tai yra knygų autorius, rašytojas, veidoskaitos meistras, treneris ir mokytojas, būtent kaip skaityti iš veidų. Asmeniškai aš pati tikrai turiu pasakyti, buvau Žydrūno kažkada paskaitoje. Klausiausi išsižiojus. Buvo labai labai įdomu, nes jis šneka iš širdies ir kaip mums moteriams visada yra įdomu, jis šneka apie tai, kaip pažinti save, ar iš veido, ar iš kitų judesių ir ne tik tais, jis dabar daug gilesnės temas jau liečia. Ir aš dar vis kol kas nematau Žydrūno, tai gal mums, Žydrūnai, galiu tave pamatyti? Labas vakaras. Ar aš esu matomas? Aš esu Vytautas, ne Žydrūnas. Ir ar esu matomas? Aš visų taip atrodo. Tai vat, tiesiog aš irgi esu eteryje ir susveikinu ir džiaugiuosi kursu. Ir Žydrūnas dar neprisijungia tiesiog dabar. Taip, kad rašo knygą, matyt. Rašo knygą arba, nežinau, ieškom. Tai galėtume tęsti toliau pokalbį ir pasidžiaugti būsimų kursų. Tai aš tiesiog irgi labai dėkui visiems už bendrystę, labai jaučiasi iš visų ramybė ir kompetencija ir labai svarbu, tiesiog manau, ką darome, nes tikrai trūksta tos ramybės, gal sakyčiau, ir tokios stabilaus gyvenimo. Ir daug jaudulio ir norisi pertikti žinias turbūt su mūsų pagalba, kad iš tikrųjų galima šiek tiek linksmiau, džiaugsmingiau gyventi, viduj turint ramybę, taip esant tai pačiai dinamikai, turėti irgi ramų kūną ir atlikti tam tikrus veiksmus. Ir mes, kai vyrai, tikrai dėkingi moterim, nes iš jūsų esame gimę. Ir labai laukia turbūt kurso ir pats labai džiaugiuosi, kad tai jau 3. kursas ir turime vis atrandam kažkokių naujų temų ir tiesiog laukiame, gal kokių irgi turime toliau klausimų. Tai ačiū Vytautai ir dar turiu pasakyti, Vytautas yra holistinis vyras atstovas, ar ne, kuris vyrams irgi rengi panašius kursus, tai mes visi kartu tobulėjame ir tas yra labai fainai. Ir žiūrėkit, kaip visą tai iš karto reaguoja. Aš tik pasakiau, paslaptingas mūsų naujas pranešėjas ir iš karto. Paslaptingas. Vietoj Žydrūno atsiranda Vytautas, iš karto paslaptis pradeda išlysti, visatos reagavimas iš karto mūsų kursai ir mūsų susitikimą. Na, o užbaigiant apie Žydrūną, tai iš tikrųjų irgi turbūt labai daug ką pasako, kad pas jį netgi 31 000 yra Facebook puslapio sekėjų ir ne veltui, nes jo temos visada yra įdomios, konkrečios ir mums kaip moteriams visada
visada yra įdomu pažiūrėti, iš tikrųjų pažinti tą pasaulį, būtent dar iš kitos prizmės, iš tokios, kokią mums pasakoja Žydrūnas. Tai ką, lauksime Žydrūno, jeigu jis prisijungs, Vytautai, sutarėm taip, jeigu aš nepamatyčiau, o Žydrūnas prisijungtų, tu kaip nors man pamojuoji, gerai? Taip, tai iš tikrųjų tai yra, vat, ir aš kai vyras, vat, ar moterų pagerbtas, ir vat, Žydrūnas yra tai tikrai tokia diskusija šiek tiek, vat, kursas skirtas moterim, bet vat, vyras lektorius, tai tikrai buvo kažkaip taip apie tai tikrai nemažai diskusijų, bet priimtas sprendimas pakviesti vyrą. Šiek tiek iš savo, Žydrūnas turi savo vat, įdomių tokių aspektų, kur galvoju, tikrai pasitarnau šiam kursui, tik vat, gal dar mūsų diskusijos, jeigu dar lauksim jo prisijungiant, nes kažkur tai dar nematom jo. Tai Vytautai, kad būtų balansas, kaip dabar peršas išvada, kad vyrų kurse atsirastų kokia nors moteris irgi, vyrams truputį apie moterišką gyvenimą, kad padėtų suprasti, kaip viskas vyksta, kaip mums balansas, kaip ir jums. Iš tikrųjų, tai tokia pajauta vidinė taip yra kursas vyram, kursas moterims ir daug labai įdomios bendrystės, bet yra žmogus, kuriame yra ir tas vyras, ir ta moteris, ir tie santykiai, ir mūsų daug labai yra aspektų, kur yra kartais tas skirstimas išskiria. Labai smagu, kad mes visi jaustume vieną tokią visumą, kad visi esam giminės, kaip indėnai sako, arba viename tokiame kūne ir gerbtume viens kitą, ne tik žmonės, aišku, ir visą kūrinyje. Mes tą holistinį požiūrį turėtume. Tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas, nes dėl ko tiek negandų, turbūt dėl to, kad mes nuo esmės nuėjom kažkur, tai nejaučiam tos esmės, tos technologijos, tas kaip ir reikalingos, bet turbūt ta gamta vis tiek yra ta mūsų bažnyčia ir labai, labai to trūksta. Tai manau, kad visų mūsų dėka šiek tiek svarbu perimti impulsą, neimti tų paskaitų protų, kad tą žinojimą turėti ne per protą, per širdį, per jausmą, per potyrį, kad tai įgalinti sugebėtume mes kaip lektoriai, kad kažkas apsigyventų, kažkokią sėklelę pasisėtų ir tai auktų, po to laistyti galėtume, kažkaip sukurti erdves, tai mes visada kažkaip laukiam atgalinio ryšio ir labai, labai manau, kad visą tą palaimės mūsų tos visus mokymus. Tai dėkui. Taip. Ir ne veltui šiandien yra būtent ir vyrai kalba mūsų holistinės moters kurse, nes iš tikrųjų visame turi būti pusiausvara, nes be vyro ir moteris nebus pilnavertiška, ir vyras jo labiau net negims, jeigu nebus moters. Bet čia jau kaip pažiūrėsi, iš tikrųjų iš visų pusių galima tai susukti. Jo, tai visada taip sutvėrė, kad mums reikia draugauti ir mums reikia pažinti viens kitą, mylėti viens kitą. Ir kokios dar įdomios temos laukia holistiniai moteriai. Šiandien nėra šitų kelių pranešėjų, bet iš tikrųjų aš pati asmeniškai pažįstu Editą Esenku-Šimkutę, yra DAO praktikė ir jos unikali tema - aistros alchemija. Na va, kaip tik tais jų santykių tema, kaip tik tais tą visapusiškumą, kad nuo žemės iki dangaus, iki pačio gyvenimo viskas apsijungtų holistiniai moteriai ir tų 8 savaičių kelionė būtų wow. Pat nuo žemės iki dangaus. Toliau bus labai nuostabi iš tikrųjų dar viena paskaita Dakinė Driukė, kuri yra budizmo praktikė, kundalinė jogos mokytoja ir jos paskaita bus saviugdos kelias su brangakmeniais. Mes moteris tikrai mums patinka tie visokie dalykiukai, bet aš auskariukus irgi turiu su brangakmeniais. Aš manau, kad kiekviena dabar iš mūsų kažką parodytų, ką turim su brangakmeniais. Pas mane net ant stalo stovi padėti keletas mano pamėgtų brangakmenių, bet juos pažinti taip, kaip pažįsta žmogus įsigilinęs, visada yra didžiulė vertybė. Ir aš irgi labai jau laukiu šitos paskaitos, būtent kaip saviugdos kelyje gali brangakmeniai padėti. Kaip gali mūsų norus padėti išpildyti tam tikri mineralai, kurie turi tam jėgos. Tai bus labai labai įdomi paskaita. Ir netgi kelionė, skaičiau, į kalnus bus trumpam nuklysti kartu su visais brangakmeniais. Dar turėsime vieną labai labai nuostabią temą Kristinos Požerienės apie moters misiją.
Ir ji bus surišta su astrologija ir taip pateikta, kad mes pamatytumėm, kaip astrologija padeda mums išvelgti savo misiją, savo vidinės spalvas. Išorinės mes matom, kokios akys, kokie plaukai, o kokios tos vidinės spalvos, kokios mūsų pašaukimo spalvos yra. Tai mums Kristina labai padės tai pamatyti ir išvelgti. Ir dar nepasidalinau apie dar vieną unikalią temą, kadangi tai yra, pasakau, nuo žemės, nuo įsižeminimo pajautos, nuo išorinio grožio iki vidinio, nuo kalnų brangakmenio astrologijos, nuo santykių alchemijos ir meditacijų įvairių. Tai visame tame dalyvauja ir motinystė. Ir mano tema bus būtent apie motinystės jėgą, apie motinystės paslaptis, grožį, nes va, kaip minėjo Jurgita, mes įžengėme į tą kitą laikmetį, mes susidūrėm su didžiuliais iššūkiais, va jau Jurgita užsiminė apie tai, kad mūsų tėvai gyveno, jiems svarbu buvo, kad mes būtumėm pavalgę, kad mes būtumėm sotus ir aprangti ir ko tu vaikeli dar nori, nes aš pats jau vos kojas belaikau po tiek darbų, man jau ir pačiam rytdienai reikia pamiegoti, o mūsų vaikai nori mūsų dėmesio, nori mūsų meilės, jie mums daug girdime situacijų, kai sako, per mažai girdėjau, myliu tave, nemokėjo tie tėvai tokių žodžių, patys nebuvo girdėję. Ir mums šitai kartai reikia išspręsti tą dilemą. Ir tą motinystę pamatyti naujai, ne vien tik tai, kad užtektų valgyti, kad užtektų rūbų ir buitinių dalykų. Toj motinystėje mes turime dabar tiek iššūkių, kaip užauginti asmenybę. O ją užauginti reikia kitaip, negu kad mus augino. O kaip? Čia yra iš tos serijos nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką. Bet visgi iš tikrųjų kelias yra. Kai pradedi eiti ir kelias atsiranda. Ir šiandien skaičiau labai nuostabią frazę. Tiksliau išgirdau, man priminė Einšteino žodžius, bet tai yra truputėlį kitokia frazė. Nori gauti tai, ko niekada neturėjai, tapk tuo, ko niekada nebuvai. Ir mes turime tapti tokiomis, kokiomis niekada dar nebuvo moteris, žydinčiamis, pažįstančiamis save, mokančiomis įgalinti ir savo jausmus, ir savo santykius, ir save atskleisti maldoje, ir meditacijoje, ir savo sveikatoje, ir kitus išgirsti šalia savęs, kaip šalia mūsų kiti gyvena. Ir mes turime tokios tapti. O kaip ten tokiomis tapti? Tai tam ir yra vienas iš įrankių šitas kursas, kur mes sujungiame 8 lektorių jėgą, 8 savaitėm, kad mes visi galėtumėm judėti į priekį ir tas jėgas suvienyti. Čia lygiai taip pat, kaip būna šluota, ar ne, sako, vienas šluotos raželį tu greit perlauži, kai 8 tu neperlauži. Tai yra didžiulė jėga, kurią mes galime visos suvienijusios turėti. Ir ypatingai holistinio kurso moteris, tos, kurios prisijungs šiame kurse, jos turės kai ką naujo, ką mes dar išvelgiame, kaip gali padėti moteriams judėti šitas kursas dar su nauju aspektu. Visos holistinio moters kurso dalyvės bus pakviestos į atskirą grupę. Grupė, kurioje kasdien mes bendrausime. Po paskaitų mes darysime aptarimus. Rytą gausite energijos pliūpsnį trumpą SMS postą, žinutę prie kavos, kuris pakeltų nuotaiką, kuris užvestų mus, kuris energizuotų šitame kurse. Taip pat mes turėsime savistabos dienoraštį. Ir tai bus 10 klausimų, kurie mums padeda kiekvieną kartą pamatyti save, ar mes tą dieną nugyvename būtent eidamos savo keliu. Ne taip, kaip norėtų iš mūsų visuomenė primestos dogmos, bet ar mes gyvename taip, kaip mums patinka. Ar mes skiriame laiko savo, ar mes skiriame laiko šeimai, ar mes skiriame laiko ir darbams, nes ir tai yra svarbu, ar mes skiriame laiko draugams, nes tai yra visuomenė, sociumas, be jų tai iš tikrųjų mums būtų irgi labai liūdna, nes kiti žmonės liudija mūsų gyvenimą. Kiti žmonės yra mūsų gyvenimo liudytojai ir sutarti su jais taip pat yra be galo didelis menas ir visą tai reikia išmokti. Ir 10 klausimų, kuriems atsakyti
Vakare mes užtruksim tik 1 minutę, nes mes dėsim tik tai prie lentelėje pliusiukus. Pliusiukas, pliusiukas, pliusiukas. Ir vakare mes matom iš to 10 klausimų, ar tai apėmė visas sritis, kaip mes tą dieną holistiškai augome. Ar viskam užtekome laiko. Ir kada tu matai, sakykime, po savaitės, tu jau turi 8 eilutes, ar ne, kasdien, žinai, tų 10 klausimų, kur tu dėjai pliusiukus. Ir tarkim, tu matai, kad vienoje eilutėje, pavyzdžiui, laikas savo, minusiukai, minusiukai, minusiukai. Vai nuostabus savistabos įrankis, pažiūrėk, čia rimtai, aš per visą savaitę neskyriau savo jokio dėmesio, greitai pakeisti ir tai galima viską stebėti su labai paprastu įrankiu. Tai bus tiesiog, sakau, lapas, kuriame mes dėsime pliusiukus, vakare 1 minutė, bet jį duos labai daug mums žinių apie save ir nepamesti savęs iš šito kelio. Tai tuo bus šitas kursas dar labiau išgrynintas, nes mes visi augame ir visi atrandam naujų dalykų. Toje grupėje, kur bus savistaba, kur bus mūsų bendravimas, ją moderuosiu aš, mes kiekvieną dieną, sakau, visas 8 savaitės susitiksim, susirašysim ir todėl tikrai labai kviečiu peržiūrėti visų lektorių prisistatymus, paskaitas, pagalvoti apie vertę, kurią jūs galite savo pasiimti. O manau, kad iš kiekvienos paskaitos tikrai matote, kiek pajusite, kiek iš tikrųjų dalykų praturtins jūsų gyvenimą. Taigi, mes jau iš tikrųjų daug kalbėjome apie kurso vertę ir naudą. Aš tikiu, kad jūs tikrai išgirdote savo vidiniu žvilgsniu svarbiausius dalykus ir prieš užbaigiant mūsų pasikalbėjimą, aš vis tiek dar turiu klausimų mūsų lektoriams. Ir aš dabar norėčiau dar užduoti po klausimą visoms iš lektorių. Indrė Marija, galėtume pakalbinti? Žinoma. Tai brangioji Indrė Marija. Aš žinau, kad dabar žiūri į mus moteris, kurios norėtų dalyvauti kurse. Bet žinot, kaip yra tos abejonės, ar ne? Ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, o gal ten taip, o gal ten tas, dar kažkas mintis atitraukia, dar kažkur kokie reikalai dar laukia. Tai visgi padėk to sustatyti taškus ant to į ir pasakyk savo nuomonę, kuo šis kursas bus vertingas siekiant asmeninio tobulėjimo. Kaip tu tai matai? Gal net sunku sudėti žodžius, kuom jisai bus vertingas, nes vertė, man atrodo, tiesiog neišmatuojama, tas platus spektras, holistiškumas, kad taptume laimingos ar ne, kad įsilietume į tą visumą ir praturtintume visus, ne tik save. Tai bus naudingas tikrai. Sunku taip iš tikrųjų gal atsakyti vienu sakiniu, kokią vertę duos, jisai didžiulę vertę duos, aš pati tikrai dalyvaučiau, aš ir dalyvausiu. Bet jeigu būčiau toje kitoje barikadų pusėje su tokiais lektoriais, su tokia informacija ir net praktikumais, tai čia net, man atrodo, net neverta abejoti. Čia būtina pasirinkti, nes palyginus, kokie lektoriai, kokia informacija duodama ir kokia yra kaina, tai čia tikrai būna žmonės restorane kartais pravalgo ir net nepajaučia tokią sumą, o save abejoja ir investuoti tokius pinigus. Tai čia, man atrodo, už tą gausą, kurią duoda lektoriai, kurie dalinasi, tai tikrai neverta abejoti, nes ir dienoraštis, aš taip klausau, Dieve, galvoju, nežinau, aš pati noriu įpildyti. Tai tikrai drąsiai kviečiu jungtis, dalyvauti, turtėti, nes ta suma, kiek kainuoja kursas, tikrai suteiks daug didesnę, gilesnę ir ilgame laikotarpyje didesnę prasmę. Tai nebus, kad žinios tam momentui, tai bus žinios ilgam laikui. Tas yra svarbu. Būtent žinias ilgam laikui, čia tikrai, manau, didžiausia vertė yra. Jo. Ačiū tau labai, Indrė, ir žinok, jeigu tu norėsi šitą grupę, tai manau, kad susistambinam, susirašom ir manau, kad ir dalyviams bus labai fainai, kad ir lektorės visos norinčios galės prisijungti ir būti toje grupėje ir mes visos, bet kokiu klausimu galėsime tartis ir dalytis to. Tai ką? Labai smagu, ačiū tau, kad pasidalinai. Astai turiu klausimą. Asta, mieloji, pabaigai, ar ne?
ką patartum moterims, nu, vat, kurios jau tiek daug girdėjau, kaip viskas bus, kaip viską, bet vis tiek mes svarstėm, kaip čia man dabar eiti, kaip tą Ramunė žiedlapį pešioja ir dar tos abejonės kankina. Nes labiausiai, tai žinokit, tikrai išvargina abejonės. Kaip susprendi, viskas, tu jau judi į priekį, o taip tau dar savaitę kitą abejonės galvo iš tavęs siurbia energiją. Tai Asta, patark mums, kaip tas abejonės sustabdyti. Jo, Ilona, labai geras klausimas ir man pačiai aktualus. Aš nekartą sakau, kad kol aš jauna tol, kol domiesi kažkuo ir kol nori kažką sužinoti, aš labai bijau pati būti kada nors pilnu podeliu, va tada man kaip asmenybei nelabai, nelabai kaip. Ir nežinau, iš tikrųjų to sužinojimo, man atrodo, kad aš daug žinau, bet aš matau priekį savo mokytojus, kurių, nu, tik užkulnis galiu žiūrėti, ten šmėžuojant. Tai taip yra, tiek žinojimo atrodo, kad tikrai, kuo daugiau į mišką, tuo daugiau medžių. Tai nežinau, būsim jaunos, kaip sakau, protą reikia treniruoti, be kitko, kaip raumenis kūno reikia treniruoti, taip ir savo protą. Taip. Ir jeigu mes netgi savo, nu, atrodo, kad turim, bet pagalvoti, ar apie mus gerai, esantys ar apie mus gerai jaučiasi. Gal vardan jų tada nueikime ir atsiklaus galima, kaip manai, namiškiu, ar man vertėtų jungtis į tą kursą. Ir tikrai žmonės tie, kurie nori patys laimingiau gyventi, ramiau su mumis. Pasiūlys, kai žinoma. Mano vyras visada patarė. Jo, iš tikrųjų. Niekada net kalbėjau, nuo jokių mokymusi, priešingai mane visada skatino. Jo. Ir kai būname kartu visos vienyje ir einant tuo savo pavasarėjančių holistinės moters, pražystančios moters keliu, iš tikrųjų, kaip sakai, kuo daugiau į mišką, tuo daugiau medžių, tai mums tų medžių pradeda daugėti mintise, kaip čia taip, o dar plus grupė, kurioje iš tikrųjų mes galim viena kitos kelio klausti, kur galime. Būtent, nes atrodo, kad tik man tai aktualu, tik aš kažkokia bet išskirtinė ir dar ne ta pačia gerąja. O pasirodo, kad daugam tai yra svarbu ir iš tikrųjų, kur du stos, tai mes čia mūsų vienybė, nu, čia iš tikrųjų čia. Man tai labai, nežinau, man labai imponuoja tokie mokymai, tokie kursai. Tai... Plus su savistabos grupe, dar būtent kai visos kartu galėsime iš tikrųjų dalintis, net su visom, kas norės prisijungsiančiom lektorė. Liuks. Ir Jurgitai klausimą turiu, Jurgita, mieloji, kokius atsakymus savo? Būtent labai įdomi yra tavo paskaita, kokius atsakymus savo apie tos santykius, nes, nu, sakau, tie santykiai pas mūsų, nu, iš tikrųjų yra toks, nu, kai kuriems skylėtas reikalas, kokius atsakymus savo, kaip tu manai, ras žmonės, gal paprasčiau paklausti, kaip palengvės jų gyvenimas, kaip tu matai po šitų santykių. Tiesiog iš savo patirties, kaip tavo žmonių jau esančių po tavo praktikumų gyvenimai keičiasi. Tai bazinius dalykus pasakyk, kaip palengvės žmonių gyvenimai po holistinės moters kurso, po tavo praktikų. Aš galvoju, kad iš visų lektorių aš turbūt tokia žemiškiausia, kai tu sakei, kad šie lektoriai yra nuo žemės iki dangaus ir mineralų ir aistros, tai aš iš tikrųjų esu beprotiškai žemiška ir labai tokia pragmatiška. Ir man atrodo, kad jeigu žmonės, kurie gyvena kartu, kurie dalinasi tais pačiais namais, tomis pačiamis sienomis ir tą pačią sofą, išmanytų vienas kito veikimo instrukciją. Taip gerai, kaip išmano savo telefono veikimo instrukciją. Jeigu jie žinotų, kur yra jų pykčio ir liūdesio mygtukai, žinotų, kaip juos išinstaliuoti, žinotų, kurio mygtuko gink dieve nespausti, net jeigu labai labai norisi, visų gyvenimas palengvėtų. Ir jų pačių, ir jų vaikų, ir jų bendradarbių, ir tėvų, ir visų kaimynų, ir visiems būtų gyventi gerokai geriau. Tai man atrodo, kad šitaip aš galiu padėti. Ir todėl kviečiu ne į paskaitą, todėl kviečiu į praktiką, kviečiu į dirbtuves, nes noriu, kad jūs pačios moterys atsakytų savo į klausimus, nes jūs žinot visus atsakymus. Man tai yra gražu. Ir Astai, kur buvo užduotas klausimas, kągi dar daryti, kaip čia sudėti tuos taškus ant i. Aš šiandieną turėjau tokią istoriją. Poros valandų šviežumo. Kalbėjausi su viena mergina, kuri turėjo apsispręsti. Ir
mergina ir taip, ir sako, aš čia gal noriu, gal nenoriu, aš nežinau, o apsisprendimas toks rimtas, didelis, svarbus. Ir sakau, žinai ką, atsinešk monetą. Ir neatsineša monetą, sakau, dabar tiesiog nuspręsk. Jeigu pinigėlis, tai dalyvauji, jeigu ne pinigėlis, tai nedalyvauji. Ir jinai taip pakelia į mane akis tokias pilnas ryžto ir sako, nu žinai ką, kad moneta spręstų už mane ir už mano gyvenimą dar taip nebuvo. Aš dalyvauju. Tai man atrodo, kad tokie mažučiai praktiški dalykai, jie leidžia mums tiesiog pastebėti. Nes visus atsakymus mes turim viduje, jas tiesiog reikia išsitraukti, pasidėti prieš save ir po galais pradėti naudotis. Nes žinių bagažą mes visos turim didžiulį, mes jį renkam, kaupiam ir jeigu po šito kurso jūs ne tik būsit išklausę, bet ir pradėsit šitomis žiniomis naudotis, laimės visi. Laimės visi, iš tikrųjų. O dabar apie įsižeminimą, tai iš tikrųjų irgi koks jis yra svarbus, noriu pasidalinti. Tas irgi šviežia mintis man šiandien, bet tiesiog nutūpusi man ant pakaušio. Tai yra tai, kad iš tikrųjų man pajutau labai trūksta įsižeminimo. Ir aš tiesiog pradėjau dar labiau ieškoti žinių, kas yra įsižeminimas. Jūs nepatikėsite, įsižeminimas yra ir tie dalykai, ką Jurgita kalba, ir ką ir Indrė pasakos, nes tai meditacija gali būti įsižeminimo meditacija. Ir ką ir Asta iš tikrųjų mums, būtent kai skiri savo dėmesio, tu įsižemini, iš tikrųjų, visa tai ir yra, kas vykščiai įsižeminimas. O žinot, kas vyksta, kai nėra įsižeminimas? Iš tikrųjų, tu pradedi jausti energijos trūkumą savyje, tu pradedi prasčiau miegoti, tu iš tikrųjų pakyli kažkur aukštai ir gyvenimas tave pradeda grąžinti per rūpesčių žemyn, sako, va ten rūpesčiukas ten, nes tu išskrisi ir nebenorėsi sugrįžti. Tai įsižeminimas yra labai svarbus ir jis yra čia holistiniai moteriai, taip pat toje visoje kelionėje. Mes žingsnis po žingsnio, 8 savaitės su savistaba eisime tuo keliu kartu tarp žemės ir dangaus, su visais kalnais ir mineralais, su astrologijom. Žinot, nepaprastai laukiu jau šitos kelionės. O mūsų grupė jau yra sukurta. Ir jau visos, kas nori, gali į šitą grupę patekti, susipažinti. Tai yra labai šaunus būdas ir tiesiog susipažinimui, ir kontaktų užmezgimui, ir bendraminčių suradimui, kas yra labai svarbu šiuo laikmečiu. Tai va, kurso kaina dabar, kaip kalbėjome, buvo 77 eurai, dabar yra 97, padalinus iš 8 savaičių, tai gaunasi virš 10 eurų, tik tais vienai savaitė 8 dienom, o dar 8 dienas padalinus į tą 10 eurų, tai euras su kapeikom gaunasi viena diena viso kurso. Ir tai yra, net pusę kavos puoduko, tai nėra, nes už eurą su kapeikom nenusipirksi to kavos puoduko. O čia tu gauni iš tikrųjų laikymą, tu gauni išmintį, tu gauni kitų žmonių sukauptą patirtį ir tai yra labai daug. Na ką, mielosios, kviečiu labai registruotis, aš kaip noriu susitikti su visomis ir pabaigai. Labai šitam kursui tinkantį eilėraštį noriu paskaityti. Visgi pavasaris ir eilėraštis yra autoportretas. Aš jį skaitysiu dabar savo vardu, bet žinokit, kad šitas eilėraštis yra visiškai ne apie mane, o apie kiekvieną iš jūsų, kurios dabar klausote šito eilėraščio. Ir šitas eilėraštis yra terapinis. Terapinis tuo, kad kiekvieną kartą, kai aš kiekvieną posmelį sakysiu, jūs pagalvokite apie save, ar galėtumėt savo tai ištarti ir pasakyti. Ir aš labai linkiu, kad eilėraščio pabaigoje atsakymas į patį pagrindinį eilėraščio klausimą, nes pabaigoje bus klausimas, jūs galėtumėt labai nuoširdžiai ranką prie širdies ištarti taip. Tai va, taigi ką, apie jūs, autoportretas. Man patinka mano plaukai. Išdykę, daužantis vėjo akis ir taip švelniai, sruogomis, krintantis man ant veido. Man patinka mano akis, tik nežinau, kurioje vietoje Dievas paslėpė druskos maišelį. Įsivaizduojate, kartais jis tirpsta. Ir man patinka mano skruostai, tie 2 rožiniai žiedlapiai, kad saulė turėtų ant ko piešti strazdanėles. Ir dar man patinka mano lūpos, o ypač tos 2 duobutės lūpų kampučiuose. Tai įsivaizduokit, ateina pavasaris.
Kai aš iškeliu galvą į viršų, čia prilyja lietaus bučinių ir tai yra labai šaunu. Ir dar man patinka mano balsas, šiltas, spalvingas, mokantis į žodžius statyti pilis ir mokantis patylėti, kai jo paprašau. Ir man labai patinka mano rankos, tos dvi su 10 pirštukų, tiek kartų kėlusios darbų svorį. Mielosios, pažvelkite savo rankas, tiek kartų gydžiusios šitos rankos yra tiesiog šiluma ir prisilietimu. Aš myliu savo rankas. Ir man patinka mano kojos. Taip, apvalutės, dailutės. Kažkada buvo momentas, kai jų nekenčiau, bet jos pernešė mane per bedugnę ant voratinklio siūlo. Nuo to laiko aš dievinu savo kojas. Ir man patinka būti savo drauge. Bet tai nereiškia, kad mano gyvenime neliko vietos niekam kitam. Tai tik reiškia, kad mes tik tada būsime visi laimingi, džiaugsmingi ir galėsime atvirą širdim šypsotis, kai mokėsime į vieną paprastą klausimą. Sau atsakyti žodžiu taip. Ar jūs mokate? Ar drįstate? Ar leidžiate save taip pat švelniai mylėti? Ja, to kaip linkiu, kad visos dabar pasakytume taip. Labai jums linkiu šito meilės jausmo savo. Ir jeigu kažkurioje vietoje kilo priešprieša, jeigu kažkurioje vietoje šio eilėraščio kilo kažkoks graudulys, nes kūnas niekada nemeluoja, jis visada sako tiesą. Jeigu kažkas mus dar liečia šitame eilėraštyje ir jo dar neinas išgyventi pilnai, tai net nebėra abejonių, kad reikia šito kurso. Nes šitas kursas bus tas, kuris padės mylėti save nuo plaukų galiukų iki pirštų galiukų ir iki širdies gelmių. Tai ačiū jums visi už laiką. Ačiū lektoriai už jūsų laiką. Ačiū, mielieji tie, kurie dabar žiūrite, už jūsų laiką, kad jūs iki pabaigos žiūrėjote. Ir laukiu jūsų, mūsų holistinės moters grupėje ir kurse. Bus įdomu. Iki. Iki. Viso. Dėkojame visiems. Iki pasimatymo. Iki. Iki. Štai.